Hello people, sveiki. Kažkaip šiandien gerą nuotaiką ir aš nusprendžiau, reikia nufilmuoti kažko ypatingo. Ir ne tik tai apie apdailą, o bendrai kažkaip tai šovė tokia mintis, kad mes turime štai tokią lentyną ir jai padaryti gerą lėtą apšvietimą. Tai šis vaizdo įrašas bus labai įdomus būtent meistrams, nes jūs šiandien tikrai galėsite pagerinti savo darbų patogumą, tai pasakykime. Visi, kas labai seniai esate prenumeravę mūsų YouTube'ą, žinote ir matėt, kaip atrodo, kaip iš viso pilnai atrodo šita konstrukcija. O dabar siūlau imtis darbo ir pasižiūrėti, kaip gausis tas apšvietimas, kokių yra sprendimų ir iš viso ar gera buvo mintis ar ne. Kol kas tai turiu porą lentynėlių, ne, iš viso turime 5. LED juostų turėsime 4 juostas. Čia net mes... Taip, pačių juostų išmatavimas 72, tai ant 4, net ir 4 metrų nėra. Tai labai geras rezultatas, mes galėsime pasiimti standartinį LED juostą ir paprasčiausiai čia pasijungti. Tokia idėja, kad vis dėlto ir keistų spalvą. Čia dabar siūlau viską išvalyti, kad lentynos būtų švarios. O tada iš likučių, aš balkone turiu profilį, pasiklijuosim čia, nupjausim tiek, kiek reikia, o visą kitą važiuosim į parduotuvę, dapirksime, nes reikia ir tų aliumininių juostelių dar porą vienetų, nežinau, kaip ten gausis, arba pasiimsime trumpesnius gabaliukus, arba sielą ten 2 metrų ar 1,5, pasižiūrėsime. Pirksime iš karto pačią paprasčiausią, ne, kad kiekvienas galėtų įgyvendinti va tokį projektą ir savo objektuose pasigirti, kad viskas matosi, viskas švariai ir kad visi įrankiai kaip ir būtų ant delno. Visų pirma, kaip ir minėjau, išvalykime, kad būtų viskas švariai. Dabar lentyna išvalyta, viskas švariai, galim priklijuoti porą profilių. O tada iš karto važiuojam į parduotuvę, nupirksime šviesos diodų juostą. Paprasčiausiai galvoju, kad nuvarysim ermitažą, pasiimsim tokį paprastą standartinį variantą, kad nesukti galvos. Kažkokia tai, nu tai pasakykime, iš pigesnio segmento. Tada labai trumpai apie profilius. Štai čia likučiai, ką mes turime gabaliukus, jau išpjauta ir priklijuota, tai parodysiu, kaip tai atrodo. Bet va toksai plonas profilis mums netinka, nes vis dėlto mes čia montuosime RGB juostą ir gana storą. O čia kaip ir vietos nelabai užtenka, bet dar pasižiūrėsim, žodžiu. Vis dėlto norėčiau nupirkti, kad jisai būtų didesnis. Pasižiūrėkime, kaip priklijuota ir varysime į parduotuvę. Čia kažkokios tai kokybės, aišku, nereikia, nes mes šias juostas nematysim paprasčiausiai. Nes šiaip, daleiskime, galima buvo klijuoti per vidurį, ne? Bet jei mes dėsime įrankius ar dar kažką, tai kad paprasčiausiai neišbraižyti. Čia daugmaž šis profilis ir pačia juosta bus apsaugoti. Nežinau, va toksai sprendimas ir, nu, kažkaip, kažkaip taip. Ir montuosim lentyną prie sienos, štai tokiu būdu. Va taip. Tai tų profilių mes nematysim. Bet dabar problema, kaip viską pajungti. Nes kol kas tai turiu minčių, kad šitą lentyną bus iš 2 dalių. Ja negalima bus jau taip demontuoti kaip prieš tai, nes daleiskim, va šita konstrukcija bus visada surinkta. Bet iš kitos pusės irgi kažkokių tai problemų nėra. Mes kai atgabensime, daleiskim, į rūsį iš objekto, paprasčiausiai pastatysim ir ant jos galima būtų sukrauti įrankius. Išvažiuojam į darbą, vėl tą patį išnešam visus įrankius ir lentyna važiuoja į objektą. Važiuojam parduotuvę. Taip, vis dėlto atvažiavau į senukus, nes trupučiuką noriu palyginti kainą, pasižiūrėti, kiek ten yra skirtumas. Arba gal paprasčiausiai bus kažkokių tai medžiagų kokybiškesnių, tai pasakykime. Ir trupučiuką palyginsim kainas. Aišku, aš nenoriu ten taupyti tų centų, bet labai įdomu kainų skirtumas. Mes su jumis senukose Ukmergės plente. Nežinau, yra skirtumas tarp kitų, man atrodo, kainos visur tokios pačios. Va, reikia visi šviestuvai. Mums reikia eiti iki pačio galo ir kairę. Koks šiom dienom pasirinkimas, ką? Ne taip kaip anksčiau. Visko yra. Tai vis dėlto šios LED juostos buvo čia iš karto. Ir nieko netinka, ten yra brangesnis variantas, jų kaina ten apie 44 su kažkiek. Tai ieškosim dar variantą.
Atrodo, kad kažkokia tai maža ar paprasta prekė, LED juostą nupirkti ir taip vat sunku. Žodžiu, nėra paprasta. Važiuojam dabar į Ermitažą, pasižiūrim, ką jie ten turi. Man nepatiko, kad labai silpna šitą juostą. Ten 15 ar 20 vatų, tai čia skaitau labai mažai. Pat užeisim iš čia, pakilsim ir iš karto Ermitažas. Mes su jumis Ermitaže ir pasižiūrėsim, kokių čia yra pakeitimų. Taip, čia kaina mažesnė, man daugiau patinka, 19 eurų. Štai toksai variantas, labai daug ledų ir kem 8 vatai. Tai va šį variantą dabar pasirinksim ir reikia laidų, o taip pat ir aliumininio profilio. Pasirinkimas štai toksai didžiulis. Aš dabar stebiuosi, kiekvieną dieną gyvenimas pilnas stebuklų. Dabar stovėjome kasoje, norėjau sumokėti, prieš tai buvo moteriškė ir jai sako, pasiimkit, jūs galite nupirkti, ta prasme, dar vieną porciją ledų. Ta sako, tai kam, kaip man ir nereikia. Aš sakau, tai kam nors padovanosite paprasčiausiai ir viskas. Imkite. Tai jinai pasidalino su manim. Tai gerai, aš sakau, gal jums reikia nuolaidų kortelės. Perbraukiau ir jinai gavo nuolaidą 7 eurai. Tai turiu ledus už 7 eurus. Na, o aš irgi stovėjau ir galvojau, gal irgi pasiimti ledų. Ta prasme, ta moteris pasiėmė ir kažkaip ir man užsinorėjo. Žinot, kai vienas kažką tai perka ir kitas nori. Galvojom, praėjau, galvoju, O kai jau pasiūlė kasoje, sako, antri ledai nemokamai, ta moteriškė net nežinojo, ką daryti, ar vis dėlto pirkti, ar nepirkti. Tai sakau, padovanosit. Ir neša man, imkit, sako. Tai taip ir išėjo. Bet paskui, nežinau, ką jinai ten pripirko, bet iš 30 eurų gavo 7 eurus nuolaidą. Tai sumokėjo 23 ir nukeliavo savo laimingą. Toks nuostabus mūsų pasaulis. Keliaujam į mano mėgstamą parduotuvę, ne? Pasižiūrėsim, ką mes čia galėsime nupirkti. Ar iš viso bus to, ko reikia. Svarbiausia, aišku, nupirkti laidus ir sujungimus. Daug kipūrė. Keliaujam toliau. Batukai, kiniai. Tai visada čia problemos. Kodas 188, bet čia tokio nėra. Tai šis profilis nežinia, kiek kainuoja, paprasčiausiai pasiėmiau ir kasoje sužinosiu. Nes kitaip kažkaip neišeina ir visokiausių įvairių sujungimų. Einam mokėti ir įdomu, įtilpsim į 50 eurų kainą, ar teks sumokėti daugiau. Tai aš jaučiu taip, kad mes tilpsim į tą kainą 50 eurų, bendrą kainą, nes šitas profiliukas dabar kainavo 12,45 ir ten visos smulkmenos, tai ten labai mažai. Bet vėl bardakas, ne? Bet profilis tikrai kainuoja čia pigiau. Bendra suma 18 eurų. Dabar visko pripirkta ir aš nežinau, ar užteks visų detalių ar ne. Jeigu kažkitai laidų aš turiu, litoklį turiu. Ir pagrindinė idėja, kad mes turime sumontuoti šios LED profilius, LED juostą, o tada kažkaip viską sujungti. Bet ir taip, kad galima būtų išardyti, nors per pusę, ne? Bet kažkaip tai vežti iš vieno objekto į kitą objektą. Tai iš 2 dalių. Apie LED juostas. Žmogelis ten pasiūlė šitam sinukose nupirkti už 44 eurus, bet žinokite, ten galingumas iš viso kažkoks tai juokingas, ar 13 vatų, ar 14, net jeigu ir 16, ne? Ir kiek atsimenu, man atrodo, buvo 5 metrų, o čia mes turim 48 vatai. Tai labai daug, mums tikrai užteks. Su adresinė LED juosta, ne? Su šita būna problemų, ir dabar reikia turbūt perkrauti, ar ką, praėjo metai laiko, pirkta iš AliExpress, ta vadinama adresinė ir F-Copper ten kažkokia tai naujausia, ne? Su ją pilnai turime problemų, bet reikia aiškintis dėl ko, ar pats
ar su pačiu valdikliu kažkokios tai problemos, ar dar yra kažkokių tai priežasčių. Bet su laidais lyg tai viskas tvarkuoja, viršutinis profilis viskas kaip ir veikia, aš manau, kad su pačia juosta kažkur tai kažkokios tai yra problemos. Tai šitą išsiaiškinsime, jeigu su laiku aš vis dėlto dabar keisčiau, nedėčiau F-kop, o paprasčiausiai va tokią RGB juostą. Aišku, nebus jau taip labai švelniai tos šviesos mes neturėsim, bet iš kitos pusės kaip ir nereikia. Bet šiandien apie stilažą. Viskas nupirkta, pradėkime darbus ir man pačiam labai įdomu, kaip gausis. Aš dabar tokioje situacijoje ir va tokia savijauta kaip vaikas vaikystėje, ne? Nenoriu miegoti, nenoriu valgyti, nespėju išgerti net kavos, man labai įdomu, kaip čia kas gaunasi ir toksai darbas labai įdomus. Norėčiau tikrai pasidalinti rezultatu, nes tikrai, manau, verta užsiimti va tokiais reikalais ir objekte, pasakykime taip, pagražinti savo darbą. Ir užsakovams irgi bus linksmiau. Dabar mes turime visokiausių tokių detalių, reikia nuimti. Bet taip, kad išsaugoti laidus. Šios laidus aš noriu tempti būtent taip. Va taip. O čia dabar išvalysiu šitą vietą ir pilnai užtepsim silikonu, kad viskas prilimtų ir kad būtų kartu drauge. Ir reikia pavalyti, aišku. O čia šis pajungimas štai toksai, toj parodysiu iš arčiau. Atrodo štai taip ir mes galim paprasčiausiai prie RGB juostos va taip pasijungti. Kaip pasijungti, toj parodysiu irgi. O, dabar matot, viskas gerai, tvarkoj. Perkroviau, paprasčiausiai išjungiau, dar kartą įjungiau, nes gali būti ir taip, nes dvi atskiros juostos supranta kažkaip atskirai, nes buvo įjungtas gal vienas režimas, kol ten išjungiau į kitą režimą ir kažkas tai atsitiko, viena juosta savaip veikia, kita savaip. Bet čia būna labai retai, nežinau, čia gal trečią kokią ketvirtą kartą per metus laiko. Šiaip visada kaip ir normaliai, kažkokios tai problemos nėra. Karočią, čia pasirodė ne taip viskas paprasta, ant kiek aš galvojau, nes šiaip pirmiausia mintis buvo, kad vieną LED juostą čia sumontuoti ir to užteks. Bet žinokite, jeigu va dienos šviesa, tai va šios LED juostos mažai. Reikia, kad būtų iš dviejų pusių. Nu, ta prasme, viršui dar vieną ir čia, kad būtų po du. Ir dabar nežinau, kaip čia įsisukti. Vis dėlto sumontuosim kol kas tai po vieną ir jeigu užteks, tai čia viršui ir čia pasidarysime dvi juostos, o apačioje kaip yra, taip yra. Va, kažkaip galvoju, kad labai paprastai. O dar kitas dalykas, jeigu sujungti, kad viskas būtų drauge ir kad, ta prasme, neardyti šių lentynų, tai čia vienas dalykas. O mano mintis, kad nors per pusę galima būtų išardyti, kad daleiskim čia juostą ir čia, va daleiskim šitą vietą galima išardyti. Čia mes paprasčiausiai irgi nuimam tos vamzdžius ir vat, šitie du dalykai atskirai. Pasirodė, kad nėra taip paprasta. Mintis buvo gera, bet aš labai tikiu, kad pavyks pasidaryti ir daeiti iki to rezultato, kokio aš tikėjausi. Štai mūsų lentyna, prašom, štai taip atrodo, man asmeniškai labai patinka. Jau atvažiavo į objektą ir pradėjo tarnauti. Kam iš viso jūs paklausėt, kam reikėjo šitą daryti, ar tai va tiek tų pastangų, ne, kas nežino, tai tikrai buvo to darbo ir čia nepadaryta kažkaip tai kokybiškai, padaryta belė, kaip kad grinai dėl vaizdo, kad galima būtų pasidalinti, nufilmuoti šį vaizdo įrašą ir pasidalinti su jumis, kaip iš viso atrodys va tokie dalykai. Šiaip suteikia malonumą, iš karto objekte kažkaip tai linksmiau ir gražiau. Man asmeniškai vėl pasikartosiu, labai patinka. Siūlau turbūt prieiti arčiau ir pasižiūrėti, kaip buvo viskas sujungta ir tas pats ir valdymas, pasižiūrėti, kaip valdyti. Nes dabar
Užbėgant į priekį, galiu pasakyti, kad čia yra vienas paprastas kontroleris, nupirkta iš AliExpress ir mes galim jį valdyti per Wi-Fi. Jeigu grinai būtų, leiskim, statyba ir mes turime Wi-Fi, kas iš viso neįmanomas dalykas, nes kai vyksta remontas, tai viskas atjungta, vedžiojame naujus laidus ir čia apie kažkokį tai maršrutizatorių ir internetą mes nekalbam. Bet tokią įrangą galima pasijungti grinai prie telefono ir valdyti per telefoną. Dar yra kitoks variantas, mes galim nupirkti ir su pulteliu, jisai atrodo taip. O valdiklis štai toksai, jisai didesnis negu tas, kurį mes sumontavome. Tuoj prie jo prieisime. Tada neatsimenu, ar kalbėjau, kad šis darbas atliktas tik tai taip pasidaryti ir pasižiūrėti iš viso, ar įmanoma taip sutvarkyti, padaryti tą apšvietimą ar ne. Jeigu daryčiau dabar, tai aišku daryčiau dar kitaip ir iškart viską apgalvočiau, o tada daryčiau. O pas mane buvo viskas atvirkščiai. Buvo mintis, aš galvoju, kad šitą šviesą gražiai atrodys ir paprasčiausiai pradėjau viską daryti. Apie LED juostas, ar matosi ar ne. Šitą viršutinę lentyną, jeigu prieinu štai taip, šalia prie jos, tai matau tos profilius ir matau tą šviesą. Bet jeigu taip trupučiuką atitolus, tai viskas, nieko nematau. O apie tas lentynas net nieko čia ir nepasakosiu, viskas gerai ir gražiai. Siūlau prieiti arčiau. Pradėkime nuo pačio valdiklio. Štai jis čia priklijuotas su silikonu. Nes, sakau, visas darbas labai toksai paprastas, mėgėjiškas, belė kaip padaryti, kad įgyvendinti tokį projektą, kad lentynos turėtų šviesą. Tada eina laidukas, iškart pajungta prie šios juostos ir keliauja į tą pusę. Dar reikėtų turbūt sugrįžti ir pabrėžti, kad čia tik tai vienos tos juostos užtenka. Antros nereikia, nes apačioje vis tiek mes turime mažiau šviesos ir ta prasme vienos juostos užtenka. Šis laidas keliauja į tą vamzdį, keliauja čia ir išeina čia. Pajungime šitoj vietoj mūsų LED juostą ir keliauja ten. Jinai susijungia su ana LED juosta ir keliauja tada čia ir šitas laidukas sujungimas, kad mes galėtume atjungti į dvi atskiras dalis. Kaip aš ir minėjau vaizdo įrašo pradžioj, kad aš norėjau pasidaryti dvi atskiros dalis, šita ir šita, kad galima būtų laisvai su lengvąja mašina parvežti iš objekto daleiskim namo, iš namų, iš rūsio vėl atgabenti į objektą. Nes jeigu pilnai taip surinkta ta konstrukcija, tai neįmanoma ir sunkia, vis tiek net jeigu ir įmanoma pervežti, bet nepatogu ir nešti, ir vėl krauti į mašiną, o kai galima išardyti iš dviejų dalių, tai viskas supaprastina tą visą reikalą. Tai tai padaryta, ten yra vienas sujungimas šitoj vietoje ir mes paprasčiausiai jį atjungiam, nuimam šitą vamzdį ir pilnai šios vamzdžius nuimame. Šita dalis pajungta atskirai. O tada vėl kaip grandinė, daleiskim, ateina šitas laidas iš čia ir tada grandinė eina čia, pereina čia ir taip, viskas sukasi ratu. Tada apie valdiklius. Yra labai daug įvairių variantų. Žinokite, šis toksai man iš viso nepatinka, nors jisai toksai iš paprasčiausių, pigiausių. Jeigu reikia labai taupiai pigiai pasidaryti, tai galima štai tokį kontrolerį pirkti kartu su pulteliu. Ir tada tas valdymas grinai pririštas, ta visa sistema puikiai veikia, mes paspaudžiam raudoną, viskas iš karto veikia, nereikia prisirišti net prie Wi-Fi, prie interneto. Jeigu mes norim valdyti kaip pas mūsų sumontuota, tai gerai būtų turėti Wi-Fi, nes, turėti internetą. Jeigu interneto nėra, galima per telefoną viską pasijungti ir grinai iš vieno įrenginio visą tą dalyką reguliuoti. Jeigu būtų prijungta prie interneto, tai daleiskim jūsų šeima, ten žmona, vaikas irgi turėtų priėjimą ir galėtų valdyti šviesą ant šios lentynos. Tokią įrangą galima sumontuoti ne tik tai ant tokių lentynų, bet ir prie užuolaidų ir kur tik tai panorėsite. Žodžiu, kiek turėsite idėjų, visur galima viską įgyvendinti.
Tada čia yra labai paprastas naudojimas, mes per telefoną viską matom, daleiskim mėlyną, galim pasirinkti mėlyną, žalią, raudoną, geltoną, oranžinę, labai paprastai valdyti ir labai tiksliai, nes su tokiu pulteliu mes tokios galimybės neturime, o taip pat ir priduoti intensyvumą. Taip pat yra galimybė, yra tokia funkcija kaip žvakė, nes daleiskim čia jūs negalėsite vėl naudotis šiom funkcijom, tik tai per programėlę. Kur užsakyti, žinokite, dabar aš nepasakysiu, kur buvo pirktas tas kontroleris, nes jisai seniai gulėjo, paprasčiausiai pas mane spintoj, aš kažkaip žiūriu, yra tas dalykas ir dar šovė mintis, kad mes galim sumontuoti LED juostas ant mūsų lentynų ir pasidžiaugti drauge rezultatų. Vėl, tada galima nustatyti, daleiskim, jeigu veikia darbe, mūsų lentyna darbe, mes galim sumontuoti taip, kad, daleiskim, tam nuo 10 ryto šviesa įsijungia ir, daleiskim, tam 18 arba 20 valandą išsijungia savaime. Irgi yra tokia galimybė. Vėl grįžtame prie to pultelio, čia tokių galimybių nėra, nes čia pats, sakykime, taupiausias variantas, labai taupus variantas. Apie režimus aš net nieko nepasakosiu, yra labai daug, gal porą pademonstruosiu ir viskas. Man tai svarbiausia, kad būtų, daleiskim, tą pačią žalią spalvą, parodysiu porą spalvų, tai mėlyna, arba iš viso baltą, arba net taip. Ir tada pats intensyvumas irgi pamažinam ir padidinam. Nežinau, ant kiek perduoda vaizdo kamera, aišku, visą tą spalvą, nes dabar dienos šviesa, turbūt jos kaip ir neužtenka, bet iš akies viskas super ir gražiai. Taip, porą pagrindinių funkcijų, tai raudona šviesa, kaip keičiasi visos spalvos. Ir kai labai jau grubiai, intensyviai mes turime įvairias spalvas. Tada kaip žvakė. Galima pasidaryti štai taip, spalvą vėl darykite kokią norite. Ir sakyčiau, beveik viską galima įgyvendinti, nes labai daug yra įvairių variantų. Gal geriausia tai būtų oranžinė spalva, bet ir ta mėlyna irgi man asmeniškai labai patinka. Labai gražiai atrodo. Daleiskim žalią. Gal tokia geltona, tai pasakykim, bet vaizdo kamera turbūt neperdos viską. Nu ir tas jos greitis irgi reguliuojasi, galima lėtai. Arba galima iš viso labai greitai pagreitinti viską. Tai tokia lentyna pas mus šiandien gavosi. Kas pasižiūrėjote šį video iki pačio galo, tai jūs malačiai, tai super. Ir būtinai nepamirškite palaikyti mūsų kanalą. Uždėkite gerą didelį patiktuką, o taip pat ir prasinumeruokite. O šiandien, kaip visada, noriu palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų ir kad visas atliktas remontas suteiktų jums džiaugsmo ir laimės. Nepamirškite kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis būtinai pasimatysime jame. Viso. Čiau. Iki sėkmės.